Keraminiai blokai yra viena natūraliausių medžiagų statybos sektoriuje. Šiem blokam gaminti yra naudojamas tik natūralios medžiagos. Tai yra molis, kuris gaunamas gamtoje, smėlis. Taip pat tam, kad suformuoti papildomas poras, būna naudojamos ir pjuvenos. Na, o kerapor blokai yra ypač natūralūs, nes netgi jų gamybos procese reikalinga energija yra gaunama iš esmės tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Blokai pranašesni prieš plytas iš esmės yra mūrijimo greičiu. Tai vien pasižiūrėjus į blokų išmatavimus, matome, kad blokai yra tarsi daug plytų vienoje vietoje. Ne? Tai mums užtenka padėti vieną bloką tam, kad suformuotumėm dalį sienos. Kaip pavyzdį galima būtų padaryti tokį palyginimą, tai yra, jeigu mums reikia išmūryti 1 kvadratinį metrą sienos, tai mums tam tikroje situacijoje gali užtekti tik tai apie 10 blokų, o plytų šitoje vietoje gali reikėti net iki 80 vienetų. Ekonominis efektas yra daug geresnis šitoje vietoje, nes jau neskaitant sunaudojamų medžiagų mūrui, pats mūrimo procesas yra daug greitesnis. Keraminiai blokai tarpusavį yra mūrijami naudojant bendros paskirties skiedinį ir šiame mūre yra formuojama tik horizontali skiedinių siūlė. Vertikalių siūlė yra paliekama neužpildyta. Vertikaliai siūlė iš esmės yra formuojama, tai yra blokų tarpusavio sąryšys yra užtikrinamas įlaidų ir iškišų sistema. Vertikalius keraminių blokų kiaurimės yra užsandarinamos tuo pačiu bendros paskirties skiediniu. Tai yra visas guldamasis bloko paviršius turi būti padengtas skiediniu. Ir tai aktualu yra ne tik pačių vertikalių kiaurimų užsandarinimui, bet ir sienos laikomajai galiai. Tai yra, jeigu projekte nenumatyta, kad galima naudoti juostinės skiedinės siūlės, tai visais atvejais skiedinys turi dengti visą guldamąjį bloko paviršių. Pasitaiko klausimų tokių kaip padaryti, kad skiedinys nesukristų į vertikalias blokų kiaurimės. Na, iš esmės šitą problemą galima spręsti vienu būdu. Tai yra, reikia tinkamai vadovautis skiedinių gamintojų nurodymais. Tai yra pagaminti tinkamos konsistencijos skiedinį, kad jisai būtų tinkamos lankumo ir tokiu būdu skiedinys neturėtų sukristi į vertikalias bloko kiaurimės. Iš visų tipų mūrų, kurie šiai dienai yra siūlomi vartotojams rinkoje, galima būtų, lyginant šiluminės savybės, galima būtų išskirti 2 šilčiausias medžiagas. Tai yra akitas betonas, vienareikšmiškai kaip mūras šita medžiaga yra šilčiausia, tačiau keramika savo ruožtą atsilieka labai nežymiai ir jinai yra taip pat turi labai geras šilumą izoliuojančias savybės, tačiau konstrukcija sumūryta iš keraminių blokų pasižymi didelę laikomąją galią. Šiai dienai vienas iš aktualiausių klausimų statant pastatą yra energetinis naudingumas. Dabar ne tik individualūs pastatai, bet ir administracinės paskirties ir daugiabučiai yra statomi aukštos energetinės efektyvumo klasės. Tai yra A plus klasės. Energetiniam naudingumui yra labai svarbus pastato sandarumas. Siekiant išpildyti aukštus sandarumo reikalavimus, keliamus aukštos energetinės klasės pastatams, buvo įvestas patobulinimas, tai yra patobulintos keraminių blokų spynos. Įvestos spynose yra įvestos papildomos tuštymės, kurios suformuoja tam tikrą oro kišenę, kurios tarnauja kaip slopintuvas. Tai yra oras per vertikalę siūlę, tokiu būdu yra sustabdomas, jisai nepraeina ir mes šioje vietoje galime atsisakyti vertikalios siūlės užpildymo skiedinį. To pasekoje yra užtikrinamas sienos sandarumas. Namas iš keraminių Simpras blokų bus šiltas, ekonomiškas ir svarbiausia, stovės ilgai.